Mano vardas yra Onutė. Savanoriauju kažkur 3 metus jau kaip organizacijoje, tačiau rūpinausi vargšai žmonėm jau virš 20 metų. Mane traukė vargingi žmonės. Man jie kažkaip suteikdavo stiprybę, kada man būdavo sunku. Aš pažvelgdavau į labiau vargstančius, kenčiančius ir aš suprasdavau, kad šitie žmonės yra arčiau manęs. Šiais laikais materialinės vertybės, aš manau, drabužiai, maistas, jau nėra deficitas ar brangiai kainuotų, yra namai padėvėtų. Bet kas yra? Mes stengiamės žiūrėti į žmogų kaip dvilypę asmenybę. Kaip kūnas ir siela. Ir išsprendus vienas problemas, sprendžiasi pamažu ir kitos. Jam tiesiog atveriam arba primenam, kad dvasinio ir materialaus gyvenimo turi būti harmonija. Ateina su didelėmis žaizdomis nuo vaikystės, ateina iš vaikų namų, kurie stengiasi savarankiškai gyventi. Ir toj didžiuliai bendrystėj, toj begaliniai meiliai žmogus atsiveria. O kada žmogus atsiveria, jam galima ir padėti su Dievo ir žmonių pagalba. Visuomenė kažkur į tokius žmonės dažnokai žiūri kaip ir apsileidusius, ar tinginius, ar nemokančius gyventi. Bet visi yra Dievo vaikai. Visi. Aš taip myliu tuos žmonės, suprantat? Aš nejaučiu sunkumo. Myliu žmonės ir man šitas darbas teikia džiaugsmą. Jeigu tai būtų mano mintys, jei būtų tai mano kelias, jis gal būtų ir sunkus, ir būtų, bet kada Dievas yra tave veda, Dievas tau siunčia žmonės, tai žinokit, tai yra lengva, tai teikia malonumą. O visi esam gal su klaidom, netobulumais, bet padėti vieni kitiems, tai yra būtina. Gelbėti vieni kitus, tai yra būtina.